Jei gydytojas jums pasakys diagnozę vėžys, neišsigąskit ir nenumirkit anksčiau laiko, tikina Kretingiškė Aldona Kerpytė. 2 kartų įveikusi vėžį, kiaušidžių ir krūties. Moteris tvirtina, jog tie metai jos gyvenime pripildė visiškai kitokios kokybės. Visos dienos priimamos kaip Dievo dovana ir tampa svarbu ne kiek gyvensi, bet kaip gyvensi. Kretingiškė Aldona Kerpytė pasakoja, kaip pačiai susirgus prieš beveik 10 metų, žiaurią akistatą su liga buvo nelengva atlaikyti. Aš irgi bijojau ir kažkam pasisakyti ir atsimenu, važiuodavau iš Kretingos į tą ligoninę ir man būdavo nepatogu išlipti iš mikroautobusėlio, pasakyti, kad prie tos ligoninės, atrodo, kad visi žino, kad aš sergu ir kad jau aš čia tokia mirtininkė vaikštau. Vyko pusę metų chemoterapija sunki. Ir visa ta patirtis tokia, ir mačiau, kaip toj ligoninėje visi irgi kenčia, ir visi bijo, ir, sakykime, yra tos situacijos, kada iš tiesų tu klausais, ar ten močiutė, kuri ten gauna mažytę pensiją ir ką jai daryti, kokias ten priemonės vaistų nusipirkti, arba moteris iš kaimo, kurios negali atvažiuoti, arba grįžusius turi ūkį žiūrėti ir vaikus. Tai tikrai čia yra, matėsi, kad yra labai daug skausmo, jau tavo to asmeninio dėl ligos, o dar irgi ten namuose, kai, sakykime, ir vyrai palieka moteris ten po krūties vėžio operacijų. Tai buvo toks tikrai kalnas skausmo, kuris matėsi. Tuomet jauna moteris ieškojo ligą išgyvenusių, kad galėtų užduoti daugybę skaudamų klausimų. Bet dažniausia ne visi žmonės linkę atverti širdį apie savo skaudžius išgyvenimus. O ir kaip žinoti, kur tų žmonių rasti? To pasidalinimo, kito žmogaus išgyvenimo, to tokio kažkokio, kas gali man suteikti garantijas, išsigąsti išgirdęs tą diagnozę. Ir manau, kad ir, nerasi žmogaus, kuris čia pasižiūrėti tą ligą kaip į kokią slogą, arba tai nebūtų susijęs su tokiu žinojimu, kad vis tiek dar galvojam, kad ta liga yra mirtina. Gydytojai, jie yra perkrauti darbu. Galėtų padėti per dieną gydytojas paimti ten 3, 4, 5 pacientų, su kuriais galėtų normaliai bendrauti, išsigilinti, o jam reikia priimti 30 kartais 40 žmonių. Tai yra, yra blogai ir ligoniui, ir gydytojui, ir nežinau, kaip tie gydytojai dar mus atlaiko. Ir tas žmogus toks išsigandęs, tu ateini kartais tos irgi sveikatos kaip išmaldos prašyti. Bet čia yra ta sistema tokia esanti medicinoje, jinai yra nesveika, abipusiai, ir gydytojui, ir pacientui. Ir tokie ir yra žmogus su savo tuo skausmu ir nerimu, jis yra paliekamas. Ir atrodo, kad jeigu su kažkuo pasikalbėtumėm, kažkas mus nuramintų, būtų geriau. Bet to nebuvo. Aš sakau, paskutinė chemoterapija ir jaučiu, kaip mane lovoje judina 2 moteris, Milda ir Žibutė, kurios jau irgi sirgo ir jos irgi to paties norėjo ir jos atėjo pas mane sužinojus iš gydytojų, kad aš irgi ieškau tokių žmonių. Ir tada sako, kuriame ką nors, darome ką nors. Moterys tuomet įkūrė Klaipėdoje sergančiųjų onkologinėmis ligomis draugiją Zunda. Bendraminčių būrys didėjo. Pradžioje jie organizuodavo ligoninėje pacientų mokyklėles. Vėliau pradėjo rinktis Kretingos pranciškonų vienuolyne. Ten galėjo kalbėti apie dvasinius dalykus, pasidalyti skausmu ir nerimu. Ir kaip Aldona sako, išsiskirdavo labai laimingi. Ir pradėjo rinkti žmonės iš visur, iš Klaipėdos, Kretingos, Palangos, Juodkrantės, Šilutės, Gargždų rajono. Apskritai ten ir iš Plungės, iš visur, kas galėjo į tuos mėnesinius mūsų susitikimus. Ir tai mus labai paguosdavo, ten atvažiuodavo namiškiai arba žmonės, kurie neteko artimųjų. Tie pokalbiai mus labai pakeldavo, jie suteikdavo viltį ir mes tą viltimi dalinomės ir išgyvendavom kartu, reiškia, žmonių bėdas ir džiaugsmus. Ir kažkaip pamatėm, kad šito reikia, bet reikia daryti kažką daugiau. Kretingos broliai pranciškonai visus tuos 10 metų palaikė ir buvo šalia. Jų misija buvo kur kas svarbesnė nei suteikta pastogė. Čia yra labai rimtas įvykis gyvenime, čia yra priartėjimas prie, sakykime, mirties arba naujo gimimo ir natūraliai kyla šitie klausimai ir atsakiusi į juos tikriausiai žmogus randa ramybę. Ir mes tą ramybę irgi pradėjome rasti, būdami su jais.
Brolis Benediktas Jurčys pasakojo apie natūraliai atsiradusį poreikį statyti šalia Švento Pranciškaus Asyžiečio koplyčios vienuolyno onkologijos centrą Klaipėdoje. Šis centras duris atverti ruošiasi jau kitais metais. Jis teiks profesionalią psichologinę, socialinę ir dvasinę pagalbą vėžio liga sergantiesiems ir jo artimiesiems. Kai išgirdau, kad 3% žmonių Lietuvoje serga vėžio liga, kad kiekvienais metais 15-16 tūkstančių naujai, ir nieko nedaryti, negalim. Jeigu nori pasikalbėti apie tai, kaip jis išgyvena chemiją, jis klausia, tu žinai? Sakau, žinau. Tada, taip, supranti. O ten arba kokia žinutė prieš chemiją ateina, ten važiuoji į chemiją. Tu supranti, ką man reiškia. Ir viskas. Tada palinkis sėkmės. Yra toks abipusis supratimas. Artimiesiems irgi yra sunku kalbėti su ligoniu apie ligą, o ligoniui reikia apie tai išsikalbėti su kažkuo. Bet ir artimasis kenčia. Ir dažnai ateina ir artimai, kuriems reikia dar daugiau pagalbos negu pačiam ligoniui. Nes susirgus vienam šeimoje, susirga visa šeima. Jie slepia savo nerimą, jie slepia savo įtampą ir visus išgyvenimus. Pirmieji kontaktai buvo su Anglijoje veikiančiais panašiais centrais. Jų šioje šalyje yra daugiau nei 150. Macmillano labdaros ir paramos fondas, vienas įtakingiausių ir geriausių onkologinės pagalbos srityje, sutiko pasidalinti savo patirtimi su Lietuva. Pirma kol kas ir vienintelė užsienio šalimi. Ten ta paslauga žmonėms yra tikrai labai aukšto lygio ir pagarba sergančiam žmogui yra labai didžiulė ir jų toks moto yra, kad mirštantis žmogus yra dar gyvenantis žmogus. Ir su juo iki paskutinės jo sekundės elgiasi kaip su žmogum. Savanorystė Anglijoje yra gyvenimo būdo dalis, prigimtinė kultūros dalis. Ten žmogui būti savanoriu garbės reikalas. Žmonės nori vieni kitiems padėti, nes visi žino, kad panašios pagalbos kiekvienam mūsų gali prireikti bet kada. Turim būti labai atsakingi už to žmonės, nes iš tiesų, pavyzdžiui, kaip ir Anglijoje pamatėm, kad savanorių gali būti žmogus, kuris jau praėjo savo gydymo laiką, ten praėjo keli metai, kad jau nebeveikia emocijos taip stipriai, jeigu jis kalbėsi su kitu žmogumi. Jis turi žinoti kažką ir apie chemoterapiją, kaip žmogus jaučiasi. Visą tai neturi jo veikti. Gali būti ir be patirties, bet jūs būsit irgi pilnai supažindinta su tuo, kas vyksta su žmogumi, kokį jis išgyvena savo, reiškia, visą tą stresą, kaip su juo kalbėti, jūs būsit labai stipriai paruošta ir atrinkta, nes ten turi būti ypatingai jautrūs žmonės irgi, kaip yra šilti žmonės, ramūs žmonės, konfidencialumas turi būti tarp žmonių. Tai yra privilegijuoti ligoniai, privilegijuoti, nes jie kitaip priima ligą. Jie pradeda kalbėti, galvoti apie esmę gyvenimo prasme. Jeigu diabeto ligonis, jis gali kontroliuoti savo ligą. Jam nekyla tokių klausimų egzistencinių, metafizinių. O onkologinis ligonis klausia iškart, kodėl aš, už ką aš netai padariau. Būtent mūsų misija ir yra tokia, kad mes turime padėti jiems susivokti tose naujose vertybėse. Aš galvoju, kad jau Lietuva šiandien yra tokioj stadijoje, kai jie išgelbės savanorystę. Ir aš labai norėčiau kreiptis į kiekvieną kunigą, kuris turi tokią didelę auditoriją, į kiekvieną Lietuvos gyventoją, tikrai asmeniškai, kad ryžtųsi savanorystai. Nes žmogus, kuris ryžtasi savanoriauti, jis ir pats išsiskaistina. Jis ne vien tik tai padeda neįgaliam žmogui, sergančiam, bet per tą tarnystę jis pats tampa skaistus, jis pats tampa daug sąžiningesnis. Galbūt kartais lengviau duoti auką, tai netrunka, reiškia, jeigu tu gali duoti nuo savo biudžeto kažką irgi paaukoti, tai yra irgi labai svarbu. Bet manau, kad labai brangi dovana ir auka yra tavo duotas laikas organizacijai ir pagalbai, nes tas laikas tikrai, jis turi vertę, jis turi nepaprastai didelę vertę.